Pirmas klausimas ir būtų dėl lyderių laiko. Kada jums kilo apskritai idėja pradėti šį projektą ir kuo skiriasi lyderių laikas nuo lyderių laikas 2? Jau sunku būtų dabar pasakyti, kada tos pirmosios idėjos buvo. Apie lyderystę mes jau seniai gana turėjom žinių ir kad, tarkim, Britų kraštuose labai stipriai yra mokomos mokyklos lyderystės įvairių dalykų. Tai tikrai gana senos žinios, o šiaip jau kaip apie projektą turbūt mes pradėjom galvoti kažkur 2005 maždaug metais. 5-6 metais jau vyko pirmas toks surinkimas žmonių apie tai diskutuoti. Žodžiu, jau laiko tikrai yra gana nemažai praėję. 2 etapai, tai ne visai buvo mūsų sumanyta. Tai buvo nuspręsta dėl daugumos projektų, periodą visą skelti į 2 dalis. Tai turi ir savo pliusų ir minusų. Gal iš pliusų tai, kad leidžia reflektuoti truputėlį, kas jau padaryta, ir tada antrą etapą truputėlį gal naujai perplanuoti, atsižvelgiant į tai, kas pavyko, kas nepavyko ir panašiai. Bet gana daug minusų organizacinių dėl to, kad kai kurie dalykai, jos pasirodo netaip lengva tęsti. Daug organizacinių barjerų. Kaip padaryti, kad pirmam ir antram etape dirbtų ta pati komanda. Viešieji pirkimai verčia kaip ir pirkti iš naujo daugą, o norisi komandą surinkti, kad jinai būtų projektų įsipareigojusi visam laikotarpiui. Tai iš dalies tą pavyko išspręsti, kai kurie buvę partneriai toliau dirba, jie priimti į projektą kaip partneriai jau stabiliai, kai kurie, matyt, ir toliau kai kuriems klausimams bus daromi pirkimai. Ten stabilių partnerių nėra, bet pagrindinius pavyko išsaugoti. Tai, kurios būtent? Visų pirma, mokyklų tobulinimo centras, pagrindinis partneris mūsų šiame projekte, ir kitas partneris yra universitetas ISM, International School of Management. Šitie 2 pagrindiniai partneriai, jie tęsia su mumis darbą pagal sutartį, esam pasirašę partnerystės su ministerija ir šios 2 institucijos ir vykdom jau 3 šį kartą. Kaip mokytojams apibūdintumėt, kas yra lyderystė? Mes apie tai diskutavom būtent 6 metais maždaug, nuo ko pradėti, kaip mes tai suprantam ir panašiai. Tuo metu mes savo įsivardinom ir ko gero tai tebėra aktualu. Mes lyderių laikom ne formalią poziciją, bet kurį švietimo bendruomenės asmenį, mokytoją ar direktorių, ar pavaduotoją, ar švietimo skyriaus žmogų, ne tai svarbu, kuris yra, nemiega, trumpai tariant. Apibrėžimas yra maždaug toks, tas, kuris nepasitenkina pasiekti minimumo, kurį užbrėžia teisės aktai, kurį gali pasiekti visi, nes tam ir yra teisės aktai. Jie apibrėžia tai, ką gali padaryti visi, o lyderis to nesitenkina, jis nori eiti toliau ir padaryti geriau ir daugiau. Ir mes norėjom tuo projektu kaip ir paskatinti, kad norint būti laimingesniu, sakykime, ar kažkokios tai šviesesnės ateities norint, tai pirmiausiai pačiam reikia apie ją galvoti, ją savo įsivardinti ir bandyti daryti kažkokius žingsnius link jos, kad atsirastų kitokio galvojimo ir kitokios veiklos, lyderiško galvojimo, kad mes galim pasidaryti patys savo kažkokius gerus dalykus, savo mokiniams. Aišku, mokinių pasiekimai turėtų augti nuo viso to, mes taip tikimės, nes veiks mokyklos geriau, ambicingesnius tikslus savo kels ir atitinkamai mokiniams naujų galimybių pasiūlys ir mokiniai turės ir daugiau galimybių mokytis ir galės geriau išmokti. Tai vat tokie maždaug dalykai, kuriuos tikimės, kad bus, kad taip galima pasiekti. Tiesiog kuriant tam tikrą organizacijos kultūrą mokyklose, kuri yra ambicinga, jinai veržli, jinai nepasitenkina vidutinybę. Kokie jūsų galėtų būti lūkesčiai Lyderių laikas 2 projektui? Aš į šį projektą žiūriu visų pirma
kaip buvęs mokyklos direktorius, man norėtųsi, kad per šį projektą mūsų švietimo sistemoje ir toje matomoje dalyje atsirastų daugiau naujų žmonių. Mūsų sistemos viena iš problemų yra tam tikra problema, kad žolytei išdygti yra labai sudėtinga. Viskas yra užasfaltuota ir dar dėl patikėjimumo užberta taip, kad prasibrauti naujam žmogui su savo idėjomis yra labai sudėtinga vien dėl paprastos priežasties, todėl kad pati sistema mažėja. Institucijų skaičiumi ir jeigu yra kažkoks tai jungimas, laimi tas, kuris turi didesnę patirtį, nes mes kiekvienais metais netenkame daugiau kaip 20 000 moksleivių. Ir natūralu, kad traukiasi institucijos ir žmonėms iš tikrųjų ateiti į sistemą yra labai sudėtinga. Tai aš į lyderių laiką visų pirma žiūriu kaip į sistemos atsinaujinimo ir atnaujinimo įrankį. Ir man atrodo, kad tai, kad žmonės bus padrasinti, tai, kad žmonės pradės norėti truputį daugiau, negu kad jie buvo įpratę, tai yra labai svarbu. Tai čia yra vienas toks aspektas. Antras aspektas, aš aišku norėčiau, kad tie žmonės, kurie dalyvaus, kad jie pasižiūrėtų į situaciją kitaip, kad jie pasižiūrėtų netikėtų kampų, kad jie gautų žinių papildomų, kad jie nebijotų norėti. Ir man atrodo, kad iš to, ką aš mačiau praėjusiam periode, man atrodo, kad yra visos galimybės, kad tie žmonės, kurie bus įtraukti į šitą ratą, kad jie būtent tai ir gaus. Šitas projektas yra skirtas ugdyti švietimo vadybinės grandies kaip ir rezervą. Tai man atrodo, kad aš labiausiai norėčiau ir labiausiai tikėjausi ir tada ir dabar tikiuosi ir viliuosi, kad 2014 metais, kai pasibaigs antras etapas, jaunas žmogus atėjęs į švietimą, pasirinkęs būtent savo karjeros kelią švietime, būtent surastų tą karjeros kelio galimybę visose srityse. Ir jeigu jis ateina paprastų mokytojų, bet turi ambicijų tapti vadovu ir nebūtinai, sakykime, mes neturime omeny, kad vadovas tai būtinai, sakykime, mokyklos vadovas, savivaldybės vadovas, ministerijos padalinio vadovas. Vadovas tai yra labai plati sąvoka. Vadovų gali būti kiekvienas, mokytojas klasėje yra vadovas, bet koks eilinis specialistas savivaldybėje paskirtas darbo grupės vadovų, darbo grupės, kuriai jis vadovauja kaip kompetentingas asmuo, irgi vadovas. Tačiau švietime gali būti labai daug vadovų. Todėl aš manau, kad mes norim išugdyti būtent kompetentingą tą vadovą. Ir kaip aš minėjau, 14 metais atėjęs jaunas žmogus į švietimo sistemą, jeigu jis turi tų ambicijų, kad jis galėtų žinoti labai aiškiai, kur jis gali, koks jo tas karjeros kelias, kuo jis gali tapti, jeigu jis yra ambicingas ir nori tuo karjeros keliu eiti, kokios tos pozicijos, ką jis gali, kur save realizuoti ir būtinai rasti tą sistemą, kuris galėtų kompetentingai mokytis. Tai lyderių laiko projekte, dar to projekto pradžioje labai daug buvo diskutuojama, kaip mes ir ieškoma to bendro supratimo lyderystės. Ir po ilgų diskusijų buvo prieita prie tokios bendros sampratos, kad lyderystė švietime jinai prilyginama kaip ir profesionalumui, nes švietimo lyderis yra suvokiamas kaip tikrai atsakingas, iniciatyvus, profesionalus švietimo žmogus ir tai visiškai nesvarbu, kokią jis užima poziciją, ar tai yra mokyklos vadovas, ar mokytojas, ar mokinys, ar tėvas, bet tai yra tas žmogus, kuris iš tikrųjų profesionaliai atlieka savo darbą, turi daug iniciatyvos, žodžiu, turi daug idėjų ir svarbiausia yra atsakingas ir nori kažką tai reikšmingo, prasmingo nuveikti. Tai va taip mes suprantam lyderystę. Jis alkūnėmis nesiskina kelią gyvenimą. Jis kaip tik lyderystė yra siejama ir su pasitikėjimu, pagarba ir kitiem, ir savo, ir tradicijom, ir praeičiai, ir dabarčiai. Žodžiu, tai tas pagarbos aspektas yra labai svarbus. Kokie lūkesčiai šiandien vyksta atranka savivaldybių? Ko tikitės ir
kas nusimato? Na tai mūsų lūkesčiai yra, kad vis tik mums atrodo, kad tas savivaldybės lygmuo visoje švietimo politikoje yra pastaruoju metu ganėtinai nusilpęs. Tai yra susijęs su savivaldos įstatymais, su pačia savivaldos situacija ir matome, kad savivaldybės, kaip ir kurios yra be galo skirtingos Lietuvoje, žodžiu, bet jos tikrai neturi tokio aiškaus vaidmens, formuojant savo tos teritorijos tam tikrą švietimo viziją, tam tikrą švietimo strategiją. Tai kaip ir mūsų lūkestis būtų toksai, kad šis projektas turėtų padėti toms savivaldybėm, kurios įsijungs į šitą projektą, tiesiog iš tikrųjų susikurti tam tikrą tokį savo unikalų modelį pačios tos švietimo politikos formavimo ir bendradarbiavimo su mokyklomis. Ir kad tai atitiktų tos bendrą tą situaciją savivaldybės, žodžiu, kokia yra specifika to regiono, ko jiem reikia, ko reikia to regiono žmonėm, kad kiekviena savivaldybė atrastų iš tikrųjų tą savo tokį unikalumą ir kurtųsi tam tikrus švietimo politikos formavimo būdus irgi atitinkančius tiesiog jos tam tikrą tą unikalią situaciją. Taigi Vilniaus savivaldybė, kokie lūkesčiai? Taip, pirmiausia tikimės, kad tai paskatins bendradarbiavimą tarp švietimo įstaigų, mokyklų, mokytojų vadovų, taip pat su savivaldybė, kaip su steigėju. Tikimės, kad tas bendradarbiavimas atneš daug naudos miestui, miesto švietimui, kad visi aktyviai įsitrauks į švietimo politikos formavimą. Taip pat, kad padės gerinti kompetencijas ir iš tikrųjų visi dirbsim miesto labui. Šis projektas traukia galbūt galimybę turėti pagalbą iš šalies. Pagalba iš šalies, tai tų konsultantų, galbūt ir net užsienio ekspertų konkrečių patarimų, žvilgsnio, ką mes darome ne taip ir kur galėtume dar tobulėti. Tai tas iš tikrųjų labai viliojo. Viliojo kvietimas tobulinti savo kvalifikaciją, ypač studijuoti, galimybę studijuoti nebūtinai formaliuose ir neformaliuose studijose. Tai irgi labai daugeliui atrodė patrauklu, juo labiau, kad mus kvietė vienas, tarkim, iš geriausiai privačių universitetų vertinimo Lietuvoje. Ir aišku, visą laiką yra labai smagu, čia asmeninė patirtis, dalyvauti su mokyklų bendruomenėmis kartu, dar įtraukiant kokius nors socialinius partnerius. Aišku, ne vis tos pačius, o tiesiog skirtingus, nes kiekvieną kartą dar labiau pažįsti tas įstaigas iš vidaus, geriau pradedi suvokti bendruomenę, nes bendras darbas kažkaip jungia žmonės, tikrai juos neskiria ir tas padeda. Būtent asmeniškai, ko tikitės iš savo dalyvavimo projekte? Kokius gal 10 metų, 7. Aš pamačiau, kad mokykloje yra labai daug lyderių tarp mokytojų atsirado. Ir man tai yra labai įdomu ir pavyzdžiui, lyg tai paprastuose dalykuose, lyg tai net kai mes kūrėm strateginį planą, pavyzdžiui, metinis veiklos planą. Čia galima paprastuose, čia nebūtinai kažin ką reikia daryti. Bet jeigu tu subūri tokią komandą, grupę žmonių, kurie supranta viens kitą ir kurie norėtų dalyvauti, va čia tas noras dalyvauti, man pačiai būtų labai įdomu, kad pamatyti, ką jau tavo žmonės moka iš vienos pusės, nes iš tikrųjų tai, ką anksčiau buvo daugiau problema, pavyzdžiui, kokia nors komandos veikla, ten grupės kažkokia veikla, dabar jau čia tikrai ne problema, nes pavyzdžiui, ten mūsų susirinkimai, net posėdžiai jau visai kitokie ir mes labai daug ko išmokom. Tai pavyzdžiui, man labai įdomu, kad mano mokyklos lyderis ir kitos mokyklos lyderis galėtų bendrauti. Ir aš pati, ir man labai įdomu susitikti, nes aš matau ir direktorius, pavyzdžiui, kurie dalyvauja irgi įvairiuose projektuose. Tarp kitko, ta ryšys yra žymiai svarbesnė negu tų vienam rajone dirbi, pavyzdžiui, su kokia nors kita mokykla šalia yra tavęs.
ir direktorius yra šalia tavęs, bet tu kartais nejauti jokios, ten pavyzdžiui, jokio ryšio, nes negali rasti kažkokio tai, tokių kažkokio bendrų problemų. O jeigu tu susitinki ir, pavyzdžiui, tu pamatai žmogų, su kuriuo tu kažkada dalyvavai kažkokiam įdomiam projekte, iškart randi bendrą kalbą. Ir kalbėjai ne apie kažkokius ten orą ar ten dar kažkas, o iškart tu grįžti prie to ir norėsi kažkokio tai pratęsimo. Tai iš tikrųjų yra taip. Šiaip tai būti lyderiu yra įdomu ir atsakinga. Būti lyderiu yra sunku, nes tu turi visą laiką atsinaujinti. Aš manau, kad dalyvaudamas šitame projekte aš atsišviežinsiu, atsinaujinsiu ir galėsiu matyti vėl kažką tai naujo, galvoti savo mokyklai, nes direktorius yra tarsi laivo kapitonas, tarsi lyderis, kuris turi vesti savo komandą į priekį. Tos žinios, kurios buvo galbūt įdomios prieš 10 metų, šiandien jau yra šiek tiek pasenusios ir pasimokydamas iš kitų, išgirsdamas daug nereikia, vieną kitą protingą sakinį išgirsti ir tu gali eiti toliau. Ko jūs tikėtumėtės iš savivaldybių asociacijos taško žiūrėdama į šitą projektą? Labai tikiuosi, kad atsiras daugiau susikalbėjimo tarp pačių savivaldybių švietimo skyrių ir mokyklų, tarp vadovų ir mokytojų. Ir ne tokio paprasto susikalbėjimo, bet siūlymo į tuos sprendimus, kurie nebus kažkieno nuleisti, bet bus išdiskutuoti ir bus tikrai tinkami tai mokyklai arba tai savivaldybei. Labai noriu aktyvių, protingų, kūrybingų, gebančių patiems kurti įvairias programas ir įvairias strategijas, įvairius projektus, kurie būtent tai mokyklai reikalingi, o galbūt reikalingi ir visai nacionaliniai švietimo sistemai. Ir galvoju, kad įtraukimas į šį projektą ir eilinių mokytojų, ir vadovų, ir švietimo skyrių vadovų, ir ten dirbančių specialistų, o taip pat ir akademinės bendruomenės, ta prasme, ir dėstytojų, gali duoti labai gerų rezultatų. Kaip jums atrodo, ar tie ryšiai yra pakankami tarp savivaldybės valdininkų, kuruojančių švietimą ir pačių mokyklų? Ar valstybės tarnautojai yra švietimo bendruomenės dalis, ar visgi truputėlį yra tam tikra keista tokia atskirtis, kad mes žinome, mes nurodome, ar tikrai yra nuoširdi gera tokia kūrybinga partnerystė? Tai pačiam strategavime yra du keliai, tai yra tas vadinamasis analitinis kelias, kada mes analizuojam viską, ir tai yra tas baltos lentos kelias, kada mes kuriam. Tai palyginimui, kada tu analizuoji viską, tai galima labai sėkmingai pastatyti automobilių stovėjimo aikštelę. Bet nuvažiuoti į naujų maršrutų, surasti naują tašką yra labai sudėtinga. Tai aš manau, kad likščiau mes labai esam užsižaidę kabutėse analitiniu keliu. Mes skaičiuojam, kiek mes turime mokinių, kokie atstumai tarp jų, kiek pavėžėjimas kainuoja, kiek klaidų vaikai padaro, kiek ten to ir panašiai. Ir mes labai retai naudojam švietime tą baltos lentos kelią, kai mes būtent keliam idėjas, kai mes iš tikrųjų diskutuojam dėl tų idėjų. Tai gal mes būtent atgimimo pradžioj, būtent tą turėjom baltos lentos kelią, kada mes klausėm, ko mes iš tikrųjų norim. Ir būtent dermė tarp tų dviejų dalykų yra labai svarbus dalykas. Visiškai atmesti analitinį kelią yra neįmanoma, bet neturėti to baltos lentos kelio irgi yra sudėtinga. Ir aš manau, kad to kalbėjimuose ir yra labai mažai, nes mes neturim idėjų savivaldybių lygmenių, kokį tą švietimą jie norėtų matyti Zarasų rajone, Kelmės rajone, Vilniaus mieste. Ko iš švietimo jie tikisi plačiaja prasme. Tai šitoje vietoje aš manau, kad lyderių laikas turėtų padėti generuoti arba kurti idėjas, kurias yra reikalingos tai pačiai regioniniai politikai. Nes dabar mes labai dažnai apsiribojam direktyvomis, kurios išeina iš ministerijos ir labai dažnai girdim tokias nuostatas. Ministerijų nusprendė. Ir kai sakai, kad jūs patys galite nuspręsti, žmonės kažkaip yra nelinkę tuo tikėti. Tai šitoj vietoj reikia perlaužti ir tą būtent netikėjimą, kad aš pats galiu šiuo atveju.
Tai manau, kad lyderių laikas turėtų padėti susišnekėti visais lygmenimis, arba kitaip pasakius, suvokti, kad švietimas yra konstruojamas jį valdant ne vertikaliai, o labiau orientuojantis į tą horizontaliuosius ryšius ir suvokiant, kad mūsų yra funkcijos skirtingos ir vaidmenys šiek tiek skirtingi, bet plačiaja prasme švietimo sistemoje mes esam visi labai vienodi, nes mūsų sistema yra labai uždara, nes, na, sakykime, į mokyklos direktorius tu neteisi iš gatvės, tu dažniausiai turi būti mokytojas. Na, dažnu atveju tai būna ir su viceministrais, ministerijos darbuotojais, tai yra švietimiečiai. Tai šiuo atveju suvokimas, kad vieną dieną tu viceministras, kitą dieną tu mokytojas, o tas mokytojas, su kuriuo tu vakar diskutavai, jau yra viceministras, tai yra labai toks sveikas suvokimas, kad yra skirtingi vaidmenys, skirtingos funkcijos, bet žmogiškąja prasme, profesinė prasme mes esam labai tolygus ir vienodi. Ar tas projektas galėtų bent kiek sustiprinti kurti tokius natūralesnius ryšius tarp savivaldybės, valstybės tarnautojų ir mokyklų, ne tik vadovų, bet ir tiesiog pedagogų bendruomenių? Manau, kad taip, nes projekte buvo sudėti keli labai reikšmingi dalykai, kuriuos reiktų neišleisti per tuos 4 metus. Viena vertus, tai suprantama, kad mokyti žmonės reikia. Visokių naujų dalykų mokyti. Bet jeigu mes tik išmokysim žmonės, tai sukelsim didelį nepasitenkinimą, nes jie mokės, bet realybė bus visiškai kitokia. Todėl projekte yra numatyta labai svarbios dalys. Teisės aktų keitimas, labiau atveriant tą lyderišką dvasią ir ekonominių prielaidų sąlygų sudarimas. Ir lyderių laiko ir tikslas – infrastruktūros plačiaja prasme sukūrimas. Ne vien ten kažkokių kietųjų dalykų, kaip dažnai suprantama žodis infrastruktūra, bet būtent ir kietųjų ir minkštųjų sudarimas. Tai vienas dalykas įrankiai mokymasis kaip įrankis suprantamas, ar tai būtų magistrinės studijos, magistro studijos, ar tai būtų neformalusis mokymas, nėra taip jau labai svarbu, ką žmonės rinksis. Jie turi išmokti arba būti sustiprinti visokių lyderystės kompetencijų. Bet kitas dalykas, nacionaliniu mastu labai svarbu, kad būtų sukurtos tom oriam, iniciatyviam, novatoriškam gyvenimui juridinės, teisinės ir ekonominės sąlygos. Ir šitas projekte irgi yra surašyta ir tai yra iš tiesų labai labai svarbu. Esu Margarita Pilkienė, lyderių laiko projekto švietimo lyderystės programos pilotavimo grupės vadovė. Ir noriu pasidalinti su jumis, kągi mes parengėme per šitą laiką žmonėms. Turiu pasakyti, kad tarp universitetinė akademinių žmonių grupė labai siekė sukurti tokią programą ir aš tikiu, kad pasiekė, kuri duos lyderystės žinių, kuri tas žinias išmokys pritaikyti tokiems sprendimams, kurie yra atsakingi, kūrybingi ir inovatyvūs ir kartu pritaikant tuos sprendimus, lyderio sprendimus, nuolat mokytis ir mokyti kitus. Vardan ko? Vardan viso lyderystės proceso, viso mokymosi kokybės pagerinimo Lietuvoje. Kai sakau Lietuvoje, tai turiu galvoj, kad mes turime auditoriją, nuostabią auditoriją, mūsų studentus iš visos Lietuvos. Tai reiškia, kad tai yra ir nacionalinio lygmens, ir švietimo įstaigų lygmens, ir mokyklų, ir netgi ugdymo įstaigų kitų vadovai, arba siekiantis būti vadovais, nes kartelė ne pareigybės, kokia šiandien uždėlė, o motyvacija lyderystėje. Ir štai tokia auditorija in bendraus ir kalbėsis tarpusavyje, in mokysis lyderystės drauge ir aš tikiu, kad tai bus tie žmonės, kurie pasklidę po Lietuvą grįžę į savo organizacijas, vystys visą švietimo kokybę ir kartu lyderystę Lietuvoje. Labai džiaugiuosi, kad buvau atrinkta, praėjau motyvacinį pokalbį ir dabar galėsiu studijuoti ASM vadybos studijas. Jausmas nuostabus. Iš tiesų, praėjus euforijai dėl džiaugsmo, kad patekau čia, po dabar pirmųjų pristatymų tas jausmas dar labiau sustiprėjo ir akis dar labiau dega ir širdis dar labiau plaka ir norisi kuo greičiau visą tai pradėti. Šita marga publika tai iš tikrųjų yra projektų ir sumanymas, kad tokia turėtų būti marga. Ir manau, kad visas spektras Lietuvos yra pristatytas šitoje grupėje. Tai
Ar pavyks suburti komandą, manau, aišku, atsakymas bus po 2 metų. Bet lūkestis yra tai, kad vis dėlto susikurtų tikras realus tinklas žmonių, kurie nori keistis pirmiausia ir savo asmeninę kaitą daryti poveikį kitiems. Natūralu, kad reiškia lektoriai, kurie vedantieji bus šitos grupės, aišku, turės būti kaip tam tikras katalizatorius lydinys ir atitinkamai, kiek jie sugebės prašnekinti, kiek jie sugebės uždegti, kiek jie sugebės tos žmonės, na, sakysime taip, nuteikti entuzijazmui, tiek, aš manau, ir atsilieps paskui poveikiu visiems tarpusavio santykiams. Taigi atitinkamai komanda labai priklausys nuo dėstytojų, sakyčiau taip, įėjimo į grupę ir darbo kartu su grupė. Tai va, tai aš taip matau tą situaciją.